tavim. Malonu. Ačiū, mėlyjeji. Ačiū. Nežinau, kiek mes turim laiko, ar tai yra valanda, ar tai yra šiek tiek ilgiau, sunku pasakyti, ar jungsis kita grupė. Šiaip pagal konferencijų sąrašą neturėtų jungtis kita grupė, bet vis tik tai pasistengsiu kalbėti konkrečiau ir ne tai, kad konkrečiau, trumpiau, turbūt koncentruočiau tam, kad jūs tam, kad suspėčiau atsakyti į tą temą, kurią jums užrašiau. Man visada, žinot, aš niekada nežinau prieš savaitę, ką aš kalbėsiu, kokią temą pasirinksiu, paprastai kažkokie įvykiai, kažkokie darbai, bendravimas su žmonėm, man padiktuoja tas temas. Ir tai nėra kažkokia atskira labai mokymų tema, kurią reikėtų, sakykime, užsirašyti, susikonspektuoti, ten žinoti ir taip toliau. Sakyčiau, turbūt greičiau tai, ką aš jums šiandien noriu pasakyti, greičiausiai tai yra, aš taip manau, kad tai yra tiesiog, turbūt psichologinė tema mūsų šiandien, ar ne? Ir patikėkit, mėlyjeji, aš neturiu susirašiusi kažkokios kalbos, kurią sklandžiai sakinys po sakinio pasakyčiau jums. Aš kalbėsiu tikrai tai, ką aš galvoju, taip, kaip man atrodo, ir iš savo sukauptos patirties ir tiesiog, taip, mergaitės, rašote, kad trūksta garso, pas mane garsas visas tikrai. Kas negirdit, persijunkit, jo. Dabar, šiek tiek patį čia webinarę padidinau. Aha, pas Linutę gerai. Žodžiu, girdite puikiai, ar ne? Tvarkoj. Kas negirdit arba prastai, pabandykit persijungti. Kartais tai tikrai padeda, praktiškai dažniausiai padeda. Taigi, pas mus šiandien tema patys didžiausi trukdžiai, leidžiantis efektyviai paimti startą, pradėti dirbti ir padaryti savo labai rimtus sprendimus. Apie tai ir pakalbėkim. Iš tikrųjų, paskutinės savaitės įvykiai, kaip jau ką tik minėjau, tikrai su to, ko aš susidūriau, tikrai man padiktavo šitą temą ir labai norėjusi apie tai pašnekėti. Aš labai tikiuosi, kad tai bus naudinga. Pasistengsiu kaip galima trumpiau, nes tema yra plati ir galima šnekėti labai plačiai. Mėlyjeji, mano manymu, mano supratimu, aš susirašiau 3 pagrindinius dalykus, kas nepaprastai, iš tikrųjų jie yra 4, bet tiesiog juos sutraukus labiau sukonkretinus gaunasi 3. 3 pagrindinės, gal jūs ten pasižymėsite ir 4, bet 3 pagrindinės tokios priežastis, kas netgi trukdo žmogui apsispręsti ir pradėti daryti pilnu pajėgumu verslą, tai aš jas kokias matau, tokias jums ir pasakysiu. Viena iš pačių tokių pirminių pagrindinių minusų arba kliūčių yra greitai ir teigiamai priimti sprendimą. Gal čia nuskambėjo kažkaip ne taip labai sklandžiai gražiai, bet, mėlyjeji, daug kas mums pasako taip, pradeda daryti verslą, ar ne? Arba tiesiog jūs patys nusprendžiate, ar ne? Bet kada pasigilini iki galo ir užduodi tam tikrus klausimus žmogui, supranti visiškai aiškiai, kad jis yra emocingas žmogus, čia galima uždirbti taip ir ta prasme einu, ar ne? Bet viduje jis nepriėmė sprendimo, kuriuo vadovaujantis jis galėtų susitarti su sponsorium, kad pradėti rimtus darbus. Negali konkrečiai pasakyti, kodėl jis priėmė sprendimą, kodėl būtent šitoj kompanijoje, ar ne, nes viduje jis su savim nesusitarė.
Tikrai daugeliui žmonių yra gana sunku priimti sprendimą, ypač tada, kai reikia rizikuoti. Tiesiog baiminamasi keisti esamą padėtį, nes pasikeitus sąlygoms gali daug kas pasikeisti. Galbūt netgi pasikeis jūsų dienos ritmas radikaliai, ar ne? Gyvenamoji netgi vieta, jūsų draugų ir pažįstamų būrys. Daugelis žmonių kaip tik to ir baiminasi. Tiesiog paklauskite savęs kritiškai, arba paklauskite savo naujoko, ar ne? Ar ir toliau norėtume tokių pačių sąlygų, kokias turite? O gal norite tiesiog tobulėti ir keistis į gerąją pusę? Ir tobulėjimą ir pokyčius visada paskatina tinkamas sprendimas. Ir žmogus labai bijo priimti neteisingą sprendimą. Bijo palikti pažįstamą saugią teritoriją ir visą tai iškeisti nežinomybę. Tačiau būtent šitas žingsnis nutiesia kelią tobulėjimo link. Čia ir yra didysis kiekvieno žmogaus šansas, kiekvieno žmogaus galimybė. Ir, mėlyjei, kiekvienas apsisprendimas, jis tikrai reiškia išsiskyrimą. Juk priimdami sprendimą išsirenkame vieną kelią ir atmetam visus kitus. Aš kalbu apie tikrą apsisprendimą ir tikrą pasirinktą kelią. O ne tada, kai žmogus nori 10 darbų daryti vienu metu. Dabar aš neturiu omenyje ir galvoje jūsų pagrindinių darbų, kad jau turit. Šito aš nekritikuoju dabar ir nekalbu. Bet yra žmonių, kurie nori 4 srityse patapti pirmaisiais, ar ne? Taip nebus, taip nebūna. Ir tas, kas rimtai apsisprendžia, jis tikrai sąmoningai vengia kitų kelių. Ir priimdami svarbius gyvenimo sprendimus mes žvelgime į ateitį už nugaros palikdami praeitį. Neįmanoma tuo pat metu laikyti saugios vietos ir siekti įgyvendinti savo tikslus. Ir pasikeitimai gyvenime ir galvoje, o prasideda jie galvoje, ar ne? Prasideda nuo apsisprendimo. Taigi ir nuo išsiskyrimo su tam tikrais dalykais. O tam reikia drąsos. Ir šitie dalykai labai dažnai trukdo žmogui priimti tinkamą sprendimą, nes išsiskyrimas yra visada skausmingas. Jei neapsisprendžiate, tikrai stabdote savo tobulėjimą. Tikrai stabdote. Be jokios abejonės, kitaip nebūna. Tas, kuris negali priimti tvirto sprendimo, praranda su laiku pasitikėjimą savimi. Taigi tampa visai neįmanoma apsispręsti. Dar sunkiau tampama apsispręsti. Jei jūs neapsisprendėte, ar ne, arba jei mes neapsisprendėme, ar ne, mes vis tiek apsisprendėme. Juk mes nusprendėme, kad viskas liks taip, kaip buvo. Jei visą laiką abejojam, tai šita būsena, jinai iš tikrųjų reikalauja labai daug energijos, ji vargina, nes nesame laisvi ir negalime laisvai daryti veiksmų, nes tikrai varginam save su šitais visais abejojimais ir neapsisprendimais. Be abejo, priimdami sprendimą mes nulemiam savo tolimesnį likimą, be jokios abejonės. Mažai vertinantis save žmonės, tai yra, ne tai, kad mažai, aš čia nenoriu kažko tai labai neigti arba teikti kažkokius tai labai svarbius teiginius, tiesiog žmonės, yra juk labai pasitikinti savimi žmonės, ar ne, ir yra dar tobulumo nepasiekia, sakykim taip, ar ne, turi kažkokį nepasitikėjimą, ne, arba turi labai didelį nepasitikėjimą savimi, arba mažą savivertę, ne. Šitie žmonės, jie bando apsisaugoti. Kaip apsisaugoti? Jie nerizikuoja. Todėl daugelis taip tvirtai laikosi to, kas jiems išties visiškai nepatinka. O juk iš tikrųjų didžiausia rizika yra gyventi gyvenimą, kuris neteikia jokio džiaugsmo. Vienas patyręs verslininkas yra pasakęs, man be galo patiko šitas išsireiškimas, aš jį dažnai pamirštu, bet dabar prisiminiau.
Jis tiesiog paklausė, sako, kogi tie žmonės bijo, nuo grindų juk neįmanoma nukristi. Tai iš tikrųjų tiesa. Ta prasme, žmonės sėkmingi, jie labai greitai priima sprendimus, nes žino, kad net blogai priimtas sprendimas yra geriau nei joks. Jie sprendžia greitai, nes iš tikrųjų žino, ko jie nori. Tai va tas, kaip sakyti, tas žino, ko nori, taip pat yra be galo svarbu. Ne? Kai kurie žmonės naiviai ieško veiklos, kurioje būtų vien tik pliusai, ne? Vien tik teigiamybės. Tačiau kaip gamtoje vasara keičia žiema, taip ir versle būna sėkmingas ir mažiau sėkmingas laikas. Tai pasitaiko kiekvienam versle, visiškai kiekvienam, mėlieji, ką jūs bedarytumėte. Nemanykite, kad jūs būsite išimtis iš šio gamtos dėsnio. Tikrai ne taip. Žmonės sėkmingai supranta, kad vasara ir žiema keičia vieną kitą. Todėl jie tiesiog mokosi pragyventi sunkius laikus. Žiema neatima jiems drąsos, nes jie žino, kad ji nebūna amžinai. Žiemą jie priima ne kaip asmeniškai ištikusią nesėkmę ar bėdą. Supranta, kad tai yra tiesiog sistemos ir darbo dalis. Klaidų, mėlyje, darysime visada ir nereikia jų bijoti. Ir čia yra antra priežastis visų mūsų baimių. Tiesiog žmonės bijo pajamas duodančios veiklos per tą didžiulę baimę padaryti klaidų. Labai svarbu yra suvokti, kad klaidos yra pamatas, ant kurio yra statomas mūsų patyrimas, patirtis. Klaidos nėra nemalonios, jei jos yra naujos. Ką tai reiškia? Reikia stengtis, kad vieną kartą padaryta klaida nepasikartotų. Klaidų nedaro tas, kas nieko neveikia. Jei ko nors užsiimi, būtinai padarysi klaidų. Klaidos rodo, kad žmogus yra stropus. Bus teisinga, jei mes būtent šitaip žiūrėsime klaidas. Dažniausiai klaidų atsiranda ten, kur vykdoma neįprasta veikla. Ar ne? Dar niekas nepasiekė stulbinamų rezultatų, jeigu bijoja suklysti arba apsijuokti. Nereikia bijoti. Mėlieji, sėkmė atneša pripažinimą ir pinigus, o už klaidas iškart negausi jokio atlyginimo. Tačiau jos yra labai svarbios mūsų vystymuisi, nes jos būtent ir duoda tą patirtį. Patirtis moko mus priimti sprendimus, kurie atneša sėkmę. Taigi klaidos mūsų vystymuisi ir tobulėjimui yra tiek pat svarbios, kaip ir sėkmė. Kas nedaro klaidų, iš vis neišnaudoja duoto šanso mokytis ir tobulėti, nes tai yra tiesiog neįmanoma, visiškai. Ir tą reikia suprasti ir to absoliučiai nereikia bijoti, visiškai. Papasakosiu tai, ką daugelis jau žino, bet manau, kad prisijungia bent vienas žmogus, kuris nežino, ar ne? O dabar tiesiog ta tema, kai tai reikia pasakyti. Kas buvo Kristinos atidarėme, tikrai šitą pasakojimą klausėsi, to labiau tai yra absoliučiai tikra istorija. 20 amžiaus 7 ir 8 dešimtmetyje, tuo laiku, ar ne, tai yra ne dabartiniam, ne 21 amžiuje, ar ne, jūs žinot, kad pradėjo viešpatauti sportinę avalynę Adidas, ar ne, visi žinot. Na, ir pasakojame daug ką žinot, bet gal kažkas nežino. Konkurentų jį neturėjo. Ir keli jaunuoliai įkūrė visiškai naują sportinės avalynės firmą, kuri turėjo susigrumti būtent su Adidas. Jaunuoliai tą veiklą pradėjo užsiimti prieš savo šeimos narių, kurie čia nematė jokių perspektyvų, valią, kritikavo ir šaipėsi.
Ir firmos įkūrimas kainavo daugybę pastangų, kaip ir daugybę lėšų, o artimų žmonių pasipriešinimas būtent toks aršus atėmė paskutinės jėgas. Ir vieną dieną jaunuoliai tiesiog susėdo pasišnekėti tam, kad rasti kažkokią išeitį. Ilgai svarstė, jų tiesiog neranda sprendimo. Taigi vienas iš jų pasakė, o žinot ką, o visai nesvarbu, ką jie visi sako. Ir pasakė tokią frazę, just do it. Tiesiog darykim. Jie nusprendė jokio dėmesio nekreipti aplinkinių kalbas, bet paprasčiausiai dirbti. Daug nesamprotauti, nenagrinėti, nemąstyti, bet tiesiog daryti. Just do it. Tiesiog daryk. Ir šie žodžiai jos taip įkvėpė, kad tapo tiesiog firmos šūkiu ir ant savo marškinėlių jie užsirašė just do it ir jis apsivilkė ėmė vaikščioti darbą. Jūs aišku žinote, apie ką aš kalbu. Tai yra Nike kompanija. Ir Nike po kelerių metų pralenkė Adidas ir tapo didžiausia sportinės avalynės gamintoja. Netgi dabar centro darbuotojai nešioja marškinėlius su užrašu just do it. O kas būtų atsitikę, jeigu jie būtų nedarę šito? Jūs galvojat, kad jie nebijojo, arba jie nebuvo pasimetę? Jie bijojo, jie buvo pasimetę, jie netgi nežinojo, ką daryti. Taip, visi bijo. Nėra žmonių, kurie nebijo. Visi bijo, vieno ar kito bijo. Bet mes turim turėti apsisprendimą vidinį ir ryžtą iš tikrųjų tą baimę nugalėti. Nėra kitos baimės nugalėjimo būdo, kaip tiesiog daryti. Tiesiog. Daugelis žmonių apima nesėkmės, klaidos, netgi sėkmės baimė pas žmonės yra. Apskritai tą baimę, jie tiesiog neįmanoma jos išvengti. Svarbiausia, reikia jai nepasiduoti. Tiesiog pamiršti ir eiti savo keliu. Turėti tokį savo būtent pasirinkimą. Nes iš tikrųjų mes galim turėti tvirtą tikslą, stiprią viltį, kad tikrai gyvenimas suteiks mums galimybių. Galim tikėti ateitimi, vertinti save ir net turėti puikų požiūrį. Tačiau baimė gali sutrukdyti pasiekti svajones, jeigu mes per ją vieną gražią dieną neperlipsime. Ir baimė gali būti itin pražūtinga. Jei kiekvieną sprendimą valdo baimė, mes negalime tiesiog džiaugtis gyvenimu. Visiškai išreiškiančių, sakykime, jūsų savybės asmeninės. Tačiau baimė yra tik nusiteikimas. Ir specialistai sako, kad baimė yra tiesiog nuojauta, tai yra netikrovė, tai nėra tikrovė. Kiek kartų ko nors bijojam, ar ne? Vizito pas dantistą, pokalbio dėl darbo, operacijos, egzamino mokyklai. Ir vėliau supratom, kad tai, ką patyrėm, tai tikrai nebuvo taip blogai, kaip mes įsivaizdavom. Ar ne? Psichologų nuomonė, daugumą baimių mes įgyjame, tai jokios abejonės, nes turime tik tai, kas svarbiausia, kaip jie sako, kad mes turim tik tai 2 prigimtinės baimės, su kuriomis mes gimėm. Tai yra garsaus triukšmo ir kritimo. Kaip bebūtų keista, bet tai yra tik tos baimės. Svarbiausias dalykas, norint įveikti didžiausias baimės, nesvarbu, ar tai yra skrydžio baimė, ar baimė nukristi, arba prarasti gerus santykius, yra suvokti, kad baimė nėra tikrovė. Tai tik emocija. O valdyti atsaką į savo emociją mes privalom išmokti. Ir niekas to nepadarys už mus. Absoliučiai niekas. Tai turim padaryti tik mes patys. Nes gali nepasisekti ir jums, gali nepasisekti ir man, ir geriausiam, ir visiems kitiems. Tie, kurie pralaimėję nepakyla, nesėkmę laiko pabaiga. Va čia yra be galo pavojingas dalykas.
Tačiau nepamirškim, kad gyvenimas nėra testas. Jis nėra testas, įvertintas išlaikyta arba neišlaikyta. Ar ne, kaip įskaita kokia ar egzaminas. Tai išbandymų ir klaidų metas. Pakyla tie, kurie atsigauna po, kietakaktiškų klaidų, jeigu taip galima pasakyti, nes priima nesėkmes kaip pamokas ir laikinus išbandymus ir nedaugiau. Tai vat, iš tikrųjų mes turim susimastyti to klausimu ir absoliučiai nieko nebijoti. Tai nebus iš karto, tai nebus tuoj pat, bet tai reikia susitvarkyti kiekvienam. Nes kada užvaldo baimė taip, kad negali maždaug apskritai bendrauti su žmogum arba kalbėtis, ar ne, tai iš tikrųjų suparaližuoja ir balsą, ir viską, bet tai bus bet kokiu atveju. Mes pro tą laiptelį, pro tą tokį barjerą mes turim praeiti ir niekas mums nepasakys, mums asmeniškai labai tikslios instrukcijos, ar ne? Mes galim pakeisti požiūrį į tą baimę, taip, požiūrį į tą kažkokią vieną ar kitą situaciją. Labai stipriai padeda baimei išsisklaidyti vienintelis toks matas, ar ne? Tai yra tikslo turėjimas. Jeigu jūs turite motyvuojantį tikslą ir savo tikslą, tai iš tikrųjų tai yra daugiau nei baimė. Jūsų tikslas turi būti didesnis nei ta baimė. Turi noras pasiekti, noras padaryti, noras realizuoti save. Jis turi būti motyvuotesnis negu šitos baimės. Kiekvienas žmogus į savo baimę turi susitvarkyti dėja pats. Daugelis tariamai tinginių, tingių žmonių, gal negali pasakyti, tai jau tiesiai, iš tikrųjų jie neturi tikslo, kuriuo siekti. Ir jis mano tiesiog, kodėl aš turiu greičiau eiti, jeigu aš nežinau, kurią pusę. Tai yra normalu. Kodėl jis turėtų paskubėti, kodėl jis turėtų kažką daryti, jeigu jis nežino, kur jis eina, į kurią pusę jam reikia nueiti. Atminkite, kad yra tik vienas matas, kurio galima patikrinti, ar jūsų veiksmai yra rimti, apsisprendimas yra rimtas. Jei pasirodo, kad esat per mažai aktyvus arba kažką darot, bet neaktyviai kažkas gaunate, ne? Turite peržiūrėti savo tikslus. Kitaip būti negali. Nėra postūmio dėl to, kad nėra iš vidaus tvirto apsisprendimo. Be to, mylėjai, gyvenimas yra panašus į laiptus. Sunkumai didėja palaipsniui. Tai negali būti taip, kad užgriuvo tiesiog nepakeliama našta. Kaip sakoma, Dievas duoda tai, ką gali pakelti. Vadinasi, gali pakelti, jei tu tai gavai. Vadinasi, tu turi peržengti per tą laiptelį. Ir ant kai kurių pakopų ilgai vargstame nejudėdami pirmin. Vėliau kylame jau aukštyn, kol pasiekėme tą mūsų laukiančią kitą jau aukštesnio lygio pakopą. Ir šios pakopos yra labai prasmingos. Jos parengia mus kitai pakopai, kitam lygmeniui. Kiekviena pakopa pateikia savo sunkumą, ar ne? Jų neįveikia, mes negalim kilti aukštyn. Ir tai puiku, nes antraip tiesiog netaptume iki galo pajėgus kitai pakopai, kitiem kažkokiem sunkumam, ar ne? Pralaimėjimų neįmanoma išvengti. Jie yra gyvenimo ir verslo dalis. Ir verslo dalis. Jūs negalite pakeisti kitų žmonių ir gamtos dėsnių. Daugelio dalykų negalime pakeisti. Jei bandysime tai daryti, mes tiesiog patirsim nusivylimą. Vienintelis dalykas, kurį mes galime pakeisti, tai patys save. Tikrai patys save. Visai nesvarbu, kiek gera yra jūsų idėja, kiek geras yra mūsų produktas ar mūsų aptarnavimas. Tai nebus visiems tinkama, tai nebus nesugriaunami dalykai. Visada bus žmonių, kurie norės mūsų produktą ar idėją atmesti. Visada bus sunkumų. Kiekvienas ne yra kiekvienas iššūkis
kuris siūlo, labai norėčiau, kad tai išgirstume, arba kapituliuoti, arba mokytis ir eiti toliau. Sunkumai tampa arba barjeru, arba kitų laiptelių. Ir mūsų teisė rinktis. Jei kažkurios pakopos nepraėjote, ne? Na tiesiog nesusidorojate su tuo, ne? Kaip pradėti bendrauti, kaip pakviesti žmogų. Aš nemanau, kad kada jūs turite tikslą ir padarėt stiprų, rimtą tokį apsisprendimą, kad jums būtų labai sunku pasakyti žmogui, ieškau ambicingo žmogaus savo naujam projektui. Manau, kad jūs esate būtent toks. Ar tai yra taip sunku? Mane domina rimtas žmogus, kuris bus mano partneriu mano naujam versle. Mano naujam versle. Ne tende versle, ne tende kompanija. Mano naujame versle. Gal tu man gali padėti? Ar tai yra taip sunkiai ar tai reikia kažkokio tai labai didelio mokslo tam pasakyti? Arba tiesiog, manau, kad jūsų aplinkoje yra žmogus interesuotas pradėti pelningą projektą arba pelningą verslą. Parekomenduokite man jį. Ar tai čia yra tas, ko negalima ištarti? Arba ar turite savo aplinkoje žmonių, kurie šiuo metu ieško darbo, nori jį pakeisti? Turiu rimtą pasiūlymą. Ar tai čia yra kažkas tokio, per ką mes negalime perlipti? Arba tiesiog jūs elementariai galite žmogui pasakyti, net jeigu jis neįvertino kažkaip, ar ne? Arba kažkaip atsainiai tai žiūri, kai jūs pakvietėte tą žmogų. Aš tiesiog visada pasakau, šios idėjos neįmanoma neįvertinti. Arba jūs kažkaip, neigiamai vertinsit arba teigiamai, bet jūs ją įvertinsit. Šios idėjos neįmanoma neįvertinti verslo pasaulyje. Idėja verta to, kad jūs ją išklausytumėt labai atidžiai. Jeigu jūs tai pasakysit, kad jūsų idėja yra verta to, kad ji būtų išklausyta labai atidžiai, nes jos yra neįmanoma neįvertinti, jūsų klausysis, o toliau yra pasiruošimas tam tiesiog tą idėją pateikti. Ir baimės praeina, kada jūs turite viduje savo svarbų sau gyvenimo tikslą, kada jūs pradedate daryti elementariai pačius paprasčiausius veiksmus, kurie nereikalauja nei papildomos užsienio kalbos, nei aukštosios matematikos, nei būti ten super psichologu, ar ne, pasakyti tokį sakinį, kurį aš jums ką tik pasakiau, tai yra paprasti dalykai, kurie yra tikrai išmokstami, jeigu žmogus tikrai nori pakeisti savo padėtį, tokią, kokią jis dabar turi. Jeigu jis iš tikrųjų nori pakeisti tą padėtį, jeigu jis nenori, jo čia nebus. Ir jis nedarys nei tende verslo, nei kažkurio tai kito. Mėlyje, bendravimas su žmogumi jau yra pardavimas. Reikia žinoti, ką jūs norit parduoti. Verslą, šampūną ar nano korektorių. Tai yra labai svarbu. Reikia žinoti, ką jūs norit parduoti. Jeigu jūs norite parduoti šampūną ar nano korektorių, jums netiks toks sakinys, šitos idėjos neįmanoma neįvertinti, ar ne? Idėja verta to, kad išklausytumėt mane labai atidžiai. Be abejo, jūs ne taip pasakysit. Tai va, mėlyjeji. Bendravimas, dar kartą kartuoju su žmogumi, jau yra pardavimas. Dėl to bendrauti reikia išmokti, jeigu norite kažką pakeisti. Tai yra labai svarbu. Ir dar noriu pasakyti, jokių pabandysiu. Be abejo, sutiksite žmonių, kurie tikrai sakys, pabandysiu, noriu pabandyti, pažiūrėsiu, kas čia gaus. Tai yra normalu. Žmogus, kuris niekada nieko nedarė kažkokių pokyčių, pakitimų, jis taip ir sakys.
Bet jūs, mėlyje, jūs, kurie norite išmokti bendrauti, kurie norite išmokti perteikti savo idėją, niekada nesakykite pabandysiu. Pabandyti pastumti automobilį yra neįmanoma. Arba stumsit iš visų jėgų, arba visai nestumsit. Šiek tiek pabandyti yra neįmanoma. Arba darote ką nors, arba ne. Žmonės, kurie sako, kad tik bando, dažniausiai nieko nenuveikia. Atrodo, kad jie laukia, kada atsiras kliūtis ir jie galės nevykdyti savo kažkokių tai ketinimų ar mąstymų, ar ne? Kas ką nors veikia, pasiekia rezultatų. Kas bando pasiekti, laukia, kada atsiras kokia nors kliūtis. Patikėkit manim, tikrai taip yra. Ir pusė pastangų neduoda pusės rezultatų. Būtų labai gerai, jei tai būtų. Pusė pastangų neduoda pusės rezultatų. Pusė pastangų neduoda jokių rezultatų. Patikėkit manim, praeis 10 metų, jūs tai galėsit pasakyti absoliučiai aiškiai. Pusė pastangų neduoda pusės rezultatų, neduoda jokių rezultatų. Todėl pabandysiu mums, kaip žmonėms, kurie daro verslą, tai visiškai netinka. Taigi, kokios yra kliūtis, mes tiesiog sukonkretinkim. Jei žmogus nesugebėjo susivokti ir suprasti savyje, tai yra priimti tinkamą sprendimą. Tai yra labai didžiulė kliūtis, kuri yra pati pirmoji. Antra kliūtis – apsikabina baimės, tai yra nesusidoroja su savo baimėm, tas baimės mes turime visi. Jas galima susirašyti ant popieriuko, jas išgyventi rašant tas baimės, prisiminti, ko bijai. Tada susukti popieriuką, sudeginti jį, mesti į krosnį ir atsikratyti vieną kartą baimę. Ir nuo sekančios dienos pradėti gyvenimą iš pradžių ir naujai. Trečias dalykas, mes neturim savo tikrojo tikslo. Dėl to mus paralyžuoja mūsų ateitis, kuri pilna bus klaidų ir sunkumo. Tikrai, Rasa, tai veikia. Ypatingai, jeigu jūs darote būryje bendraminčių. Tikrai, ugnis yra tas dalykas, kas šiek tiek rytų filosofiją studijuojat arba įdomu, tai tiesiog ugnis yra tas dalykas, kuris, ugnis ir gerąja ir to žodžio prasme naikina viską, ar ne? Jinai gali sunaikinti viską. Kuo jūs dažniau rašysite savo baimės, jas reikia išgyventi, jas reikia ne tik parašyti, reikia kiekvieną prisiminti, pagalvoti, prisiminti net įvykį, kuris sukėlė tą tokį drebulį didžiausią, ar ne? Sudeginkite, priimdami sprendimą, niekada to nekartoti, arba stengtis to nedaryti, stengtis. Rasa, važiuokite su mumis kartu, nežinau, kur jūs gyvenat, gal Anglijai, gal Lietuvoje, važiuokite su mumis į sąskrydį ir baimės atsikratyti. Todėl, kad mes tai darysim visi kartu. Dabar antroji mūsų temos dalis, jai liko 20 minučių, kaip reikia pasiruošti tiesiog mūsų prezentacijai, kaip reikia pasiruošti prezentuoti, tai yra parduoti idėją, parduoti šampūną ar nano korektorių, ne? Kaip reikėtų tai daryti? Kaip reikia tam pasiruošti? Ne kaip reikėtų tai daryti, bet kaip reikia tam pasiruošti. Mielieji, padirbėkit prieš tai su savimi ir patapkit išeidami iš namų bosų savo verslo. Patapkit. Susivokit, kad stende verslas yra tiesiog
verslas galintis ženkliai pagerinti ir sutvarkyti jūsų buitį, gyvenimą ir taip toliau. Taip? Ir su ta intencija, prisiminus savo tikslą, tik tokiu būdu reikia eiti pas žmones ir perduoti savo idėją, savo ketinimus ir savo apsisprendimą. Žinokit, aš jums galiu pasakyti, galima užsirašyti ir pakvietimus, ir prezentaciją, ir ją netgi išmokti atmintinai. Bet be šitų dalykų, ką mes šnekėjom pirmoj daly, jūs galite pasakyti idealiai atmintinai, kaip eilėraštį išmokę visą kalbą, bet kada žmogus tai išjaučia su širdimi, jis pasako kitaip. Tie patys žodžiai, bet pasakyti kitaip. Vienu gali tikėti, kitu ne. Jūs turite susitvarkyti su savimi. Jei jūs susitarsite su savimi, jūs susitarsite su bet kuriuo. Bet kuriuo žmogu. Net žmogus, kuris pasakys jums ne, ir tai yra ne mano, aš to nenoriu daryti, jisai visiškai kitaip jūs susidorosite su ta netektimi, todėl kad jūs neapsiverksite, o jūs šypsosite. Ar ne? Tiesiog tai yra normalu, tai yra visiškai normalu. Ne visi tikrai darys mūsų verslą, ne visi tikrai vartos produktą, ar ne, nors gali visi vartoti produktą, ar ne. Tai yra, dar kartą kartojuosi, tai yra ne panacėja, bet mums reikia susirasti savo bendraminčius iš tų žmonių rato, kuriems mes nuoširdžiai perduodame savo žinias, savo idėją ir savo užsidegimą šitą. Taip? Kaip mums reikia pasiruošti tam susitikimui, jeigu mes einame be sponsoriaus, ar ne? Mano nuoširdus patarimas, turėkite grupelę, pundelį kažkokį, ten, na, labai gerai, kai mes turėjom kažkodėl tai nebegamina ir naujų išleido tų tašyčių tokių, ar ne, stende, su logotipu. Labai yra, tikrai labai tai padeda, iš tikrųjų susidėkite, netgi jeigu einate į verslo susitikimą, netgi jeigu apie produktą jūs netgi neturėsite galimybės pašnekėti, netgi jeigu jūs kalbėsite apie verslo idėją ir pasakysite, ką jūs su to norite padaryti. Ir klausite, ar prisijungsite prie manęs, ar aš galiu žiūrėti kaip verslo partnerį. Net tuo atveju turėkite su savim 3-4 produktus, net jeigu parankų nėra kur parodyti, ne? Nėra kaip, nėra galimybės tokios, ne? Ir taip būna. Turėkite keletą produktų, 5-6, bet tik tuos, apie kurį jūs žinot geriausiai. Ne? Todėl, kad persiduoda ne pakelis, ne jos spalvos, ne logotipas, persiduoda jūsų žinojimas ir jūsų emocija nuo šito vartoto jūsų produkto. Jūs parduodate rezultatą, šiuo metu. Jūs prezentuojate rezultatą, ne patį produktą. Todėl turėkite keletą produktų. Aš visada į dėžutę prie spa visada susidedu tą, ką aš labiausiai mėgstu. Arba tas, kas yra parduodama tikrai labiausiai ir apie ką aš galiu papasakoti tiesiog su pilnu užsidegimu. Įvairovė turi būti, kad žmogus suprastų, kad kosmetika tai nėra dažai tik tai, ar ne? Visada sakykite grožio ir sveikatos kompanija, ar ne? Su grožio ir sveikatos produktais. Įsidėkite tiesiog įvairiai, tai čia slavitonas, tai perlų pudra, tai klotukas kažkoks, tai dezodorantas mūsų, tai druskytė, ten tokia ekologiška, dar kažkas, tai fitokosmetika, tai pora kremukų kažkokių, kuriuos jūs naudojate, mezorolė, jeigu turite. Tiesiog aš turiu savo tam tikrus produktus ir aš juos visus visada susidedu. Keletą produktų. Reiks man jų ar nereiks tuo būtent atveju, bet jeigu reiks, kad aš galėčiau parodyti ir pasakyti apie rezultatus. Žinokite savo ir kitų žmonių rezultatus, kalbėkite apie juos, tam, kad galėtumėte jūs pasakyti. O kas liečia, kaip pasiruošti ir perduoti verslo idėją, tai čia vėlgi verslą papasakoti yra labai paprasta. Yra 3-4 variantai ir jūs šnekate priklausomai nuo to, su kuo jūs susidūrėte. Nepasakokit visko ir nedarykit monologo, turi būti dialogas. Jeigu jūs monologų viską išpylėt ir jūs nieko nesužinojate apie tą žmogų, tai jūs atėjot ir pasikalbėjot patys su savimi. tą tiesiog reikia išmokti.
Atsiminkit visam laikui, net kada jūs kviečiate žmogų, kada jūs tiesiog kviečiate į susitikimą, jūs turite savo kvietimu per 2 minutes pasakyti jam, kodėl jūs būtent šitą žmogų kviečiate. Žinokit, čia yra tokia tikrai tinklininkų žmonių profesionalų paslaptis. Jeigu jūs kvietėt žmogų ir jis nesuprato jūsų pakvietimo metu, kodėl jūs jį būtent kviečiat į tą susitikimą, yra mažai šansų, kad jis ateis. Yra daug šansų, kad jis atsisakys jums. Jeigu ateis, tai jo požiūris jau bus toks, ne toks. Jis aiškiai turi suprasti, kad jis yra svarbus tame susitikime ir kodėl jūs būtent jį pakvietėte. Jis to nepaklaus jūsų susitikimo metu, bet jūs turite taip suformuluoti savo kalbą, savo pakvietimą, kad jis tą suprastų aiškiai. Ir kada jūs pasirašot arba mokotės pakviesti žmogų, jūs konkrečiai tą žmogų turite kviesti taip, kad jis aiškiai suprastų, kodėl būtent jis yra kviečiamas į tą susitikimą. Čia yra viena ir pati svarbiausia taisyklė. Kada jūs atėjote į susitikimą ir jūs norite papasakoti idėją, jūs galite suklysti procentus, galite neatsiminti marketingo, jūs galite nepasakyti, kas toks yra direktorius, jūs galite nepasakyti ten dar kažkokį daugelį dalykų. Bet jūs turite, tas žmogus gali jūsų net nepaklausti, bet savo pasakojimu jūs turite aiškiai jam pasakyti, jeigu jis norėtų dirbti, ką jam reikia daryti. Jeigu jūs neatsakysite tą klausimą savo pasakojimo metu, jis nesupras, ką jis turėtų, jeigu ateitų čia, apskritai kokia jo veikla turėtų būti, ką jis turėtų daryti. Tai tas klausimas kvaršins iki pat galo galvą, kol jis klausysis jūsų, ar ne? Ir jeigu jis išeis nesupratęs, tai jis nesupras, ar jam to reikia ar ne. Jis turi aiškiai turėti atsakymą, kiek jam tai kainuos, kokios yra investicijos. Jis visą laiką galvoja, kada prieis prie tos skaičius, kiek man reikia investuoti. Suprantat? Todėl jūs iškart atsakykite, jūs iškart savo kalbėjime, savo pristatyme, jūs turite pasakyti, jeigu jis norėtų dirbti, kaip tai atrodytų. Ta prasme, ką jam reiktų daryti. Kiek jam tai kainuos ir galų gale, kiek įmanoma yra uždirbti, koks yra uždarbis. Ta mes dažniausiai sakom, ar ne? Bet kokiu atveju ten kalbam kažką apie marketingą, ar ne, pasakom procentus, pasakom, ten ir ten yra toks, tiek ir tiek maždaug gali būti, ar ne, mes negalime vardinti tikslios sumos, bet mes galime žmogui paskaičiuoti. Visada turėkite keletą variantų, kad jūs galėtumėte paskaičiuoti. Jeigu jūs pasakėte žmogui, čia dažniausiai būna antros susitikimo metu, ar ne, bet vis tiek, jeigu jūs einate kalbėti su žmogum ir sakykite, o pavyzdžiui, kiek man reiks laiko ir kaip ta struktūra, sistema, apie ką jūs čia sakot, ar ne, kaip jinai atrodo ant popieriaus, pavyzdžiui, tam 1000 eurų. Ir jūs turite mokėti tiesiog papiešti, užrašyti galų gale, ar ne, papasakoti, pasakyti, kokia tai turi būti struktūra, ta prasme, kaip turi atrodyti, ar ne. Sakau, pirmo susitikimo metu dažniausiai to nereikia, bet būna taip, iš tikrųjų, būna taip, kada žmogus tikrai nori pamatyti, kaip tai atrodo. Jis, pavyzdžiui, nesupranta struktūrinio verslo, ar ne? Tai aiškinate pagal jo supratimą. Jeigu jūs jo nieko nepaklausėt, jūs, pavyzdžiui, nežinot, tai yra, jūs nežinot, ar jis darė kažkada gyvenime tokį verslą, ar jis buvo susijęs su tinkliniu marketingu, ar jis kada, ar pas jį, pavyzdžiui, darbas, jo profesija yra susijusi su pardavimais, ar nėra. Jūs net nežinosit, kaip jam tiksliau reikia pasakyti, tai yra, ko neliesti, ką liesti, ne dėl to, kad tai yra paslaptis pasakyti, ko nesakyti, ne dėl to, bet dėl to, kad tas žmogus negali suprasti iš karto, iš pirmo susitikimo, informacijos, kuri yra skirta
Žmogui, kuris 15 metų verslo tiesioginį turi. Nu, tai jam informacija bus vienokia, šitam žmogui bus kitokia informacija, ar ne? Jūs ją dozuosite kitaip pasakyti. Mintis yra ta pati, sąlygos visiems yra tos pačios, bet pateikimas turi būti pagal tai, su kuo jūs kalbate. Dėl to pasiruošime jūsų prezentacijoje, ar ne, jeigu apie produktus, tai yra paprasta, ne? Turime žinoti apie juos, apie tai, ką jūs kalbėsite. Turite pristatyti kompaniją, gamintoją, pasakyti, kuo jis yra, kokie yra privalumai šitų produktų ir taip toliau, ir turėtų pabandyti. Čia yra praktiškai viskas kaip ir aišku, ne? Tačiau su verslo pristatymu tada būna keblumų, ar ne? Dažniausiai, taip. Ir darydami tuos susitikimus, pasakodami, jūs išmokstate ir pamatot, ką tam žmogui sakyti, ką tokiam žmogui sakyti. Bet jeigu jūs pradedat tarabanyti viską nuo A iki Z, net nesuprasdami, kas sėdi priešais jūs, jeigu tai žmogus yra iš karštų kontaktų, tai yra, iš jūsų asmeninių kontaktų, tai jūs turbūt pažįstate tą žmogų, žinot, kaip su juo kalbėti, ne? Bet jeigu jūs atėjote kaip sponsoris kartu su savo naujų žmogumi, ar ne, ir jūs pasakojate apie idėją, arba jūs turite prieš tai žinoti apie tą žmogų, arba jūs jo turite paklausti, ar ne? Jūs turite žinoti jo profesiją, turite žinoti jo patirtį versle, ar jis kada nors apskritai buvo valdė kažkokį tai, sakykime, verslą, ar ne, arba dalyvavo jame, arba buvo komandos narys, ar taip toliau. Tai tada šitam žmogui apie komandą, apie struktūrą, apie darbą joje bus lengviau pasakoti, nes jis jau buvo komandoje, jis suprato, jis žino, ką reikia daryti, ne? Tai jau jam informacija bus kažkokia kitokia, ne, jis turbūt puikiai supranta. Svarbiausia yra absoliučiai nebijoti kalbėti su žmogumi. Nesvarbu, koks yra jo lygmuo, kokia yra jo patirtis. Juk jis mato, kad, sakykime, einate pas žmogų, kuriam ten 40-50 metų. Ne? Aišku, jo patirtis su jūsų yra skirtinga. Ne? O jūs, pavyzdžiui, ten 25, 26 arba 28 metų. Tai yra normalu, protingas žmogus mato jauną žmogų, supranta, kad jis pradėjo verslą. Ar ne? Kad tai yra jo pirmas verslo projektas, pirmi tikslai pasistatyti, planai ir taip toliau. Bet jūs nuoširdžiai pasakykite, kaip jūs matote šitą idėją, kaip jūs ją matote, ne kaip kompanija ją matote, asmeniškai jūs. Ko reiks tam žmogui kitokios informacijos, ar ne? Jis susižinos pats. Konkrečiai bendravimas su žmogumi yra pardavimas. Yra pardavimas jūsų, yra pardavimas bendravimo, yra pačios idėjos, viskas yra pardavimas. Jūs jau bendraujate, jau pateikėte informaciją, kurią pirks arba ne. Ir baimės čia reikia tikrai palikti namuose. Tikrai reikia palikti namuose. Nes bijodamas žmogus absoliučiai ne, jis tiesiog paralyžiuotas, jis kalbėti negali. Reikia tiesiog pasitreniruoti. Treniruokitės ant tų žmonių, kurių jūs nebijot, kuriems tiesiog papasakosit idėją. Ne? Jūs žinot, kad jis tikrai nieko nedarys, kad jis tikrai niekuo neužsiims, ne? Jūs taip galvojate, ne? Paimkit ir nuo širdies papasakokit, ką jūs norite šitoj kompanijai padaryti, kokie yra jūsų tikslai. Žinokit, aš kiek kartų dalyvavau tokiuose susitikimuose, aš jums galiu pasakyti, kad 80% veikia informacija geriau, kada žmogus mažiau pasakoja apie marketingą, bet daugiau sako, kodėl jį sudomina šitą idėją ir kodėl jis mano, kad tai yra gerai, kodėl kas jam atėjo, dėl ko jis tą pasiėmė, kaip jis tą mato. Ir kada žmogus sėdi priešais tave ir aiškina tau savo planus ir tikslus, žinokit, tu susižavi tuo žmogumi ir nori kartu su juo būti. Jeigu mes sausai, bijodami, nežiūrėdami žmogui į akis, rašysime 3 eilutes po 3 skaičius,
jis nesureaguos. Net jeigu tose skaičiuose visas milijonas pasieks. Todėl yra labai svarbu pats žmogus. Ir aš esu giliai įsitikinusi ir su savo visa patirtim, kokią turiu šiai dienai, ne, aš esu giliai įsitikinusi, kad žmogus parduoda savo nusiteikimą tam, apie ką jis pasakoja. Ir jeigu kažkas nepavyksta, nereikia tikrai nieko bijoti, dėl to, kad tiesiog tai yra ne tas momentas, ne visi to nori, ar ne? Arba jeigu jūs papasakojate 20 žmonių ir niekam neįdomu apie tai, esmė yra tik jumise. Tik kitokių priežasčių nėra visiškai. Jeigu jūs tai darote nuoširdžiai, statistika yra statistika. Taip? Pasakė 5 žmonės ne, 6 tikrai bus. Iš 10 vienas, tai yra standartinė statistika, tačiau jinai yra prasta statistika, tai yra bloga statistika. Pas mus tendė yra geresnė statistika. 5 žmonės jums pasakys ne, su 6 jūs tikrai susitarsite, jeigu tai darysite nuoširdžiai. Nemačiau dabar, ką rašėt mergaitės. Aistė. Žmogus klausinėja. Dar yra su tais klausimais, kaip. Jeigu jūs neatsakot į jo klausimus, taip jisai klausinėja. Žinokit, jeigu, kaip sakyt, perima tas klausimų atsakymų momentas, yra, jeigu žmogus perima jūsų interesantas, ką jūs pasakojat, perima viršų, tai yra dominuoja, jis jūs pradeda kratyti, klausinėti. Va čia jau viskas eina žemyn. Nereikia leisti, reikia stengtis taip pasukti pokalbį, kad jūs užduotumėt klausimus, o ne jums užduotumėt klausimus. Jūs tiesiog žinokit, ką jūs turit jam atsakyti. Jis neklausinės jūsų visiškai kažkokių tai klausimų, kurie neįeina į temą. Ne? Jam svarbiausia, ką jis turės daryti, kiek jis uždirbs, kiek jam reikia investuoti ir kokie turėtų būti veiksmai. Jeigu jūs žinosit atsakymus į šitos klausimus, tai jis negali klausinėti kažkokių tai nebūtų dalykų. Kodėl karvė ganasi lauke? Nepaklaus. Viskas bus tiesiog, jeigu pokalbyje pati atsakysit, tai tiesiog šito tokio besaikio klausinėjimo, kada jau dominuojat nebe jūs, o jau jūs veda už pavadėlio, ne, jau nebe jūs vedžiojat, o jūs žmogus veda. Jau tada, būna tokių dalykų tikrai, ir man tokių dalykų buvo tikrai. Geriausia, ta prasme, tuo momentu tiesiog pasistengti gražiai užbaigti tą dialogą. Jau jūs matot, kad jūs nebekontroliuojat situacijos, jau jis kontroliuoja situaciją, reiškia kažkokiu momentu psichologiškai tas žmogus jūs paėmė virš jūsų tą viršų. Ne? Taip būna tikrai, bet laikui bėgant, treniruojantis, jūs sustiprėsit ir jūs žinosit, ką pasakyti. Niekada nereikia ginčyti. Žinokit, pradėjot ginčytis, iš karto pralaimėjot. Iš karto. Jokių ginčių. Jeigu matot, kad žmogus tiesiog atėjo su jumis pasiginčyti, daugiau pas jį jokių tikslų nėra. Protingas žmogus to nedarys. Nesodins jūsų ir nesistengs sukompromituoti. Jeigu matėt, kad kažkokia erzelynė prasidėjo, pamatėt, ar ne? Pasistengkit, kaip galima greičiau ir kaip galima profesionaliau pabaigti pokalbį. Labai puikiai veikia vizitinės kortelės. Ir tiesiog sako, žinot, jūs turite daug klausimų, bet jūs šiandien nenusiteikęs manęs klausyti, jūs nusiteikęs manęs klausinėti. Ar ne? Štai jums mano vizitinė kortelė. Jeigu jūs tikrai norite pasinaudoti šitą idėją, mes susitiksime kitą kartą. Šiandien yra ne ta diena. Padėt ant stalo vizitinę kortelę ir pasistengėte kažkaip gražiai atsisveikinti ir išeiti. Taip? Nes
Pasistenkit ramiai, absoliučiai ramiai sustabdyti situaciją, ar ne? Net jeigu tai yra jūsų artimas žmogus. Kuo jis yra artimesnis, tuo jisai reiškia pikčiau tą, ne tai kad pikčiau, bet labiau erzina jis, ar ne? Juk visi mūsų giminės ir artimieji labai mus nori apsaugoti nuo būsimų nemalonumų, ar ne? Aš visada galvoju taip, visuomet mąstau taip, kad ar šitas žmogus yra man tas autoritetas, tas žmogus yra tas autoritetas, paskui kurį aš turėčiau sekti. Ar tai tikrai turi tą teisę man pasakyti, kas yra blogai ir kas yra gerai šitoj situacijoj? Ar tikrai jam yra leistina man pasakyti, jog tai daryti arba padaryti yra neįmanoma, jog tai viskas yra nesąmonė. Ir aš iš karto apsiraminu ir suprantu, kad jei tas žmogus man šiandien negali už mane sumokėti visų sąskaitų, negali išleisti mano vaiko į mokslus, arba negali man pagerinti buities, tai jis nėra tas žmogus, kurio žodis nesąmonė, ar tu ten to nedaryk, kad čia kažkokia beprotybė, tai kodėl aš turėčiau juo tikėti? Apskritai. Kodėl tai turėtų nulemti mano tolimesnį kelią? Kodėl šitas žmogus yra mano autoritetas būtent šitoj srity? Galbūt kitoj srity taip jis yra autoritetas, bet šitoj tikrai ne. Ir reikia tiesiog, kaip jau sakiau, laiku sustabdyti tą žodžių fejerverką, ar ne, kai žmogus tau ten kažką klausinėja, sako, ten lipa ant galvos tiesiog ir taip užmušinėja tais klausimais. Stop! Šiandien aš nesu ant tiek stipri, kad tau atsakinėti į šitas bukas nesąmonės. Aš tiesiog, čia savam žmogui, tiesiog, jei tu turi geresnį pasiūlymą, kaip man pakeisti savo gyvenimą, asmeniškai patobulėti, įsigyti gerą išsilavinimą ir susitvarkyti tai, ką aš noriu susitvarkyti, klok, aš tau leidžiu kalbėti. Išaiškink man, kuo tavo idėja yra geresnė nuo tos, kurią tu dabar kritikuoji. Jeigu tu neturi ką pasakyti, tai užbaikim šitą pokalbį. Aš supratau, kad tau to nereikia, bet supranti, man to reikia. Man to reikia. Ir aš tai darysiu, nepriklausomai nuo to, kad tu, nebūdamas man autoritetu, bandai mane pasukti visai kitą linkmę. Aš nepasisuksiu, aš padariau sprendimą ir aš darysiu tai, ką aš noriu padaryti. Akivaizdu, tau nepatiko mano idėja, tai tu laikykis savosios arba papasakok man apie savo, kad aš galėčiau tavo idėją sekti. Iš karto. Į klausimą. O tu ką turi man pasiūlyti, mano geram gyvenimui? Tu ką turi? Neturi? Viskas, taškas. Suprantat, reikia tiesiog ramiai, absoliučiai ramiai atsakinėti. Bet tai yra, mylėjai, tai yra tiesiog patirtis, kasdienis darbas, išmokstama labai lengvai apie tai šnekėti. Dėl to, kad tiesiog tik veiksme, tik darime, tik veiksme jūs apie tai galėsit, jūs tą patirtį galėsit įsigyti. Niekaip kitaip. Jūs manęs galite klausytis dar 3 valandas apie tą patį. Galite perskaityti 5 knygas. Užversti jas ir sakyti, va dabar tai susitiksiu žmogų, va dabar tai pašnekėsiu idealiai, tobulai. Ir nebus taip. Ir nebus taip. Taip, žinios duoda pasitikėjimą savimi. Kada turi daugiau žinių, tau lengviau yra pradėti visus tos pokalbius, šnekėti ir taip toliau. Be abejo, žinios duoda tai, ar ne? Bet patirties jokia knyga neduos ir jokie webinarai. Patirties, tai, ką mes klausomės per ausis, neduos niekas. Patirtis yra įgyjama darant veiksmus pačiam.
Patirties neįmanoma išmokti, pasiskaityti ir daryti. Galima pasisemti ko? Motyvacijos, galima priimti stiprų sprendimą, galima atsisėsti vieną kartą pasiėmus didelį lapą ir susirašyti, ko aš noriu iš tos kompanijos ir apskritai iš tos veiklos. Ir ką man reikia pakeisti savyje, kad aš eičiau tiesiausiu ir teisingiausiu keliu. Ko man reikia, ką aš privalau išmokti. Aha, aš privalau išmokti ten tą ir tą, ar ne? Vadinasi, susirandu bibliotekoje knygą, ar ne, arba knygyne, ar ne, susirandu, kur jinai guli, kur tie atsakymai į klausimą. To klausti savęs, kodėl aš to nemoku, kodėl aš šito nemoku. Aha, nemoku todėl ir todėl. O kodėl? Tu, kaip sako, yra, kaip psichologai sako, yra 5 kodėl klausimai. 5 kartus reikia savęs paklausti, kodėl. Tol, kol išsiaiškini tikrą priežastį, dėl ko aš neimu ir nedarau to ar ano, dėl ko man nesiseka, kodėl man nesiseka, kodėl aš neimu daryti to ir to. Aš bet kokiu atveju kažko nemoku. Bet kokiu atveju. Ir tas kažkas, ta smulkmena, tiesiog išverčia mane iš koto, kad neleidžia. Turiu tokį vieną pavyzdį. Daug kas girdėjo, bet gal jūs negirdėjot. Jūs man pasakykit, bet išėjo iš vaikų darželio grupė ir eina gatve, ar ne? Eina tiesiog, veda auklėtoja grupę vaikų. Jūs man pasakykit, kas nulėmė šitos grupės judėjimo greitį? Ar jie eina lėčiau, ar jie eina greičiau, kas nulėmė? Eina grupė, auklėtoja priekį, visi vaikai iš nugaros, nes susikibę po 2. Kas nulėmė šitos grupės greitį ėjimo? Ar galite kas nors pasakyti? Be abejo, vaikučiai. Auklėtoja reguliuoja. Pats paskutinis. Taip, Linute. Nebūtinai jis paskutinis. Lėčiausiai einantis vaikas, jis gali būti ir pirmas. Ar ne? Lėčiausiai. Teisingai, Linute. Skaitei, matai, kokia šaunuolė. Jau turi. Aš irgi skaičiau iš knygos šitą pavyzdį. Taip, lėčiausiai einantis vaikas nulėmė visos grupės judėjimo greitį. Taigi ir pas mus, mielieji, mes esam pasitikinti savim, mes nieko nebijom, mes tą, bet kažko mes nemokam, kažkokios smulkmenos. Ir tas smulkmenas stabdo visą ėjimą. Jinai nulėmė mūsų judėjimo greitį. Suprantat? Dėl to taip ir yra. Ir dėl to reikia tiesiog atsisėsti ir, kaip sakiau, 5 kartus paklausti savęs, kodėl. Tol, kol išsikristalizuoti tą atsakymą, ko nemoki. Ir ko nemoki, nuėjai į knygyną, susiradai knygą, viskas yra parašyta. Viskas, ką reikia žinoti, yra parašyta. Ko nemoki, eini ir tobulinies. Kitas klausimas, nori tobulintis ar nenori? Jau čia yra kitas klausimas. Taip? Jeigu aš bijau to pasaulio, prieš kurio duris aš jau laikau čiučiut pravertas, žodžiu, pabandysiu, ar ne? Bijau aš praverti pilnai tos duris, bijau aš ten eiti, mane ten apjoks, jeigu man ten nesisektų, jeigu ten, aš pilna baimių. Vadinasi, aš nueinu į knygyną ir pasiimu knygas, ar ne? Kaip įveikti baimę. Ir aš skaitau, aš darau pratimus, aš treniruoju, aš tobulinu. Nes mano tikslas yra tai padaryti. Jeigu jūs turite baimę, neturite tikslo, neturite apsisprendimo, daryti čia nėra ką. Viskas, nėra ką. Einat ir dirbat tą žmonės ir gyvendinat jų tikslus. Viskas, einam dirbti samdomą darbą ir nesukam galvos nei dėl verslo, nei dėl tendė, nei dėl ko nors. Vadinasi, neįmanoma. Tai tiesiog yra neįmanoma. Super, pardavimų psichologiją studijuoja pagal Brianą Tracy Lina Normantienė. Ar jūs matote šito žmogaus darbą šitoje kompanijoje? Aš tiesiog matau, man tiesiog akis bado, gerąja to žodžio prasme. Šaunuolė, jinai eina tobulėjimo link, jinai turi ką pasakyti, jinai viską skaito ir viską daro. Suprantat, tai žmogus, kuris nori atverti plačiai tas duris, prie kurių jinai stovi.
Būtent aš bijau, kad aš tuoj nespėsiu skaityti tą, ką jinai skaitė. Šaunuolė. Dabar visiems bijantiems, turintiems baimių ir nežinantiems, kaip jų atsikratyti, noriu parekomenduoti knygą. Pavadinimas yra Gyvenimas be ribų, o autorių užrašysiu. Lietuvių kalba yra išleista knyga Miko Vujicičiaus Gyvenimas be ribų. Mielieji, jeigu jūs perskaitysite šitą knygą ir jums dar bus ko nors baisu, vienas verdiktas – beviltiškai. Viskas, daugiau nieko negaliu pasakyti. Atsiprašau už tokį tiesmukiškumą, bet daugiau pasakyti neturėčiau, ką žmogui, kuris turi baimių, perskaitė šitą knygą. Dabar noriu pasakyti, kad rugsėjo 30 dieną šitas žmogus atvažiuoja į Kauno areną, ar ne, Žalgirio areną. Tai bus didžiausios motyvacijos paskaita, seminaras. Yra parduota jau virš 5000 bilietų. Ir tai bus didžiausia motyvacijos konferencija Lietuvoje, kurios pavadinimas yra No Limit. Šaunuolės mergaitės, susitiksite ir su manimi, nes aš važiuoju, nes apie šitą žmogų žinau jau kažkur 10 metų ir nepamatyti jo paskaitos, turint kažkokių baimių. Aš jums galiu pasakyti, kad prieš porą dienų buvo pratęsti bilietai, davė 3 aukštą, tai yra silver bilietai, kurie kainuoja apie 60 eurų ir dar prieš porą dienų buvo kažkur 40-50 bilietų. Jeigu dar kas nors nespėjot, darykit viską, kad patekti į šitą motyvacinę konferenciją. Nemanau, kad turėsite nors kokią nors baimę išėję iš šitos konferencijos. Jei kas nespėjote nusipirkti bilietų, be abejo pirkite knygą ir kaip galima greičiau. Ir perskaičiu šitą knygą, netgi žiūrint į jos viršelį, iš tikrųjų bijoti yra tiesiog gėda. Natūraliai. Žinokit, aš nežinau, be komentarų, kas liečia baimę, be komentarų. Taigi, mielieji, susitiksime renginyje, šiandien aš savo paskaitą baigiu, ištiesiau šiek tiek laiką, bet ačiū Dievui, mūsų niekas neišvarė iš konferencinio kambario. Tiesiog eikim ir darykime tai, dėl ko mes norim pakeisti savo gyvenimą ir savo visą gyvenseną. Dalinkite savo širdimi, prikaupkite į ją tiek gėrio, kad tiesiog spinduliuotų einant gatve. Ir kada tas gėris ir jūsų tas teigiamas, tas pozityvus nusiteikimas bus pas jūsų širdyje, jūs spinduliuosite tai ir viskas bus gerai. Ir ką nusprendėt, tą ir darykit. Visi, ką nusprendėt, tą ir darykit. Nesitraukit. Net jeigu dabar sunkiau ar kažko nesusitvarkit, tiesiog darykit. Nepamirškit, ką Naiko berniukai sakė ir užsirašė ant maikučių. Tiesiog darykit, nežiūrint nieką. Todėl, kad kapituliacija yra pats lengviausias būdas ir pats lengviausias kelias. Bet mes tikrai ne todėl esame šitoj kompanijai, kad ties pirmą pakopą, ties pirmų laipteliu mes imtumėm ir atsitrauktumėm. Ar žinot, kas pasakė šitą išsireiškimą, šitos žodžius? Niekada, niekada, niekada nepasiduoti.
Tai pasakė Čerčilis. Iš tikrųjų labai įdomi jo asmenybė ir labai įdomu yra paskaityti būtent apie jo asmenybę. Kodėl buvo pasakyta 3 kartus niekada, niekada, niekada nepasiduokit. Ką jis turėjo omeny? Jis galėjo pasakyti niekada nepasiduokit ir uždėti 15 šauktukų, bet jis pasakė 3 kartus tą patį žodį. Ir paaiškinimas tų žodžių yra jo paties biografijoje. Tas niekada, niekada, niekada nepasiduokit reiškia tai, kad atėję ties pirmu kažkokiu tai etapu gyvenimo, ar ne, pavyzdžiui, susidūrėt su pavydu kažkokiu, ar ne, įveikėt tą etapą, nepasidavėt, perėjot į kitą etapą. Jūs bendrausit su kažkokiu žmogum, susipyksit su savo partneriu, jums duos dar vieną pamoką, ar ne? Jūs ir tada nepasiduokit, jūs pereinat į sekantį. Paskui turit kažkokiu tai pagundų padaryti kažką tai blogai, kažkas įskatina, kažkas negerai šneka ar dar kažką. Vėl su tuo susidorojat, ar ne? Perėjot į kitą etapą. Ir va tas niekada, niekada, niekada reiškia, kad vienam etape jūs perlipot per tai, nepasidavėt. Jūs automatiškai persikėlėt į kitą etapą, kad sustiprėti, ar ne, kad sustiprėtų jūsų asmenybė, kad mokėtumėt atsiginti, atsirevanšuoti, ar ne, įveikti tos sunkumus. Ir tame pakope jūs negalit pasiduoti. Sekančiame jūs irgi nepasiduodat. Tai va šitie žodžiai reiškia tai, kad ne tiesiog konkrečioj situacijoj, bet gyvenimo etapuose, kurie eina tiesiog pakopa iš pakopos, kad visuose šitos etapuose jūs nepasiduodat. Labai įdomi asmenybė Čerčilis yra, labai įdomi yra jo biografija, kada nors kai turėsit laiko, pasiskaitykit ją. Tikrai labai įdomu ir be galo daug yra, na, tiesiog tikrai iš ko pasimokyti ir ką suprasti, nepaprastai ir tiesiog įdomi asmenybė, ką jūs turite iš tikrųjų pasiimti, galite pasiimti savo ir prisitaikyti bet kuriam darbe, bet kurioje gyvenimo srityje. Taigi, mėlyjeji, linkiu visiems sėkmės, gero savaitgalio, labai tikrai ačiū Linute už tiek širdučių, labai jūs visus myliu, labai noriu, kad jūs visi būtumėte čia. Šituose webinaruose prisijungiantys žmonės yra tiesiog asmenybės. Aš žiūriu į jūs ir tiesiog man džiaugiasi širdis ir jūsų klausimus, ir jūsų atsakymus. Jeigu jūs esate čia, jūs esate iš tų žmonių, kurie tikrai net negali pasiduoti. Jokių būdų. Teisingai, Linute, susipurtyti reikia ir atsibusti, ar ne? Atsibusti tiesiog naujam gyvenimui ir naujom idėjom. Ir, mėlyjeji, iki sekančių susimatymų, dabar susitiksime trečiadienį, kaip visada, ar ne? Ir naujuose renginiuose, ir sąskrydyje, taigi pasidalinsim tokiom žiniom, kad grįšime ir absoliučiai viską įveiksime tiesiog vienu ypu. Taigi, viso gero jums savaitgalio dar kartą, šilto savaitgalio, bėkit grybauti, uogauti ir pailsėti. Visą, mėlyjeji, geriausia.